Taigi kolektyvas šiandien planas paprastas, kaip matot, esam miške. Man yra noras pasitikrinti, ar gerai prišaudyta mano optika, nes prapylęs esu lapę ir po tokių dalykų aš visada noriu pasitikrinti, ar žioplas, ar galbūt įranga ne iki galo davesta. Tuo pačiu jums parodysiu Pulsar Thermiono antro prišaudymą, nes klausėt kartais manęs, tai vat, padarysim vieną video ir visiems bus aišku. Einam užsikliuosim po šiltuką ir jeigu bus tokių, kam kyla klausimų, kaip čia galima pasitikrinti ar prišaudyti šautuvo medžioklės plotose, tai įdėsiu čia žemiau 64 medžioklės taisyklių punktą, kur galėsit pasiskaityti ir jeigu nežinojot, žinosit. Kągi, tai pasitikrinam, kur realiai šauna šautuvas ir paskui pereisim prie prišaudimo. Na va, mano pataikymas. Iš principo taikiau į centrą, truputį turim dešiniau. Ant 100 metrų, aišku, ne tragedija, bet jeigu imt kokius 300 metrų į lapę, jau gali būti niuansų. Tai, manau, padarom korekciją ir to pačiu parodysiu, kaip jums reikėtų tą patį padaryti pas save. Pereikim prie prišaudimo. Tai visų pirma, jeigu pas jūs optinis taikiklis su tolimočiu, jums reikia parsisiųsti Stream Vision Ballistics programėlę, tuoj parodysiu, kaip ją įsikelt duomenis, ir viską susivest. Tada susinchronizuot tos duomenis su optika ir tada daryti prišaudimą, nes priešingu atveju, jeigu jūs po prišaudimo tą darysit, gali būti, kad jūsų nulis vėl pasikeis. Tai kaip susivesti balistiką? Tai visų pirma atsidarom Stream Vision Ballistics programėlę. Čia, kaip matot, yra optika, bet šiuo metu nepajungta. Tai einam apačioj profilius. Čia yra mano profiliai. Spaudžiam viršui pridėti profilį. Štai čia parašot pavadinimą, kokį norit. Žemiau reikia pasirinkti šaudmenų gamintoją. Tai vat yra didelė duombazė, iš principo yra visi gamintojai. Nemačiau, kad kas nerastų savo šovinio, tai whatever, pasirinkam bet kurį. Tada keliaujam žemiau, pasirinkam turimą taikiklį. Keliaujam dar žemiau ir turim optikos aukštis nuo vamzdžio centro, tai iš principo vamzdžio centras ir optinio taikiklio centras rašo milimetrais, bet dažniausiai būna apie 5 cm. Prišaudomas atstumas, tai dažniausiai yra 100 metrų. Ir viskas, ten žemiau yra dar oras, ta prasme pasiema pats telefonas pagal tos dienos oro sąlygas. Ir belieka taikiklį įjungti Bluetooth funkciją. Šiuo metu yra pas mane atjungta ir viskas susinchronizuot. Tada pas jūs pačiam taikiklėje profiliuose jau atsiras būtent šitas balistinis profilis, kurį būsit susivedę per telefoną. Korekcijas daryti rekomenduoju su pulteliu, mažiau judinsit pačią optiką ir viskas bus labiau preciziška. Tai visų pirma, įsijungiam meniu, nueinam į savo profilį, kaip matot pas mane yra Creedmoor 6,5 ir aš šaudau normo šoviniais, tai pas mane jau suvesta. Pasirenkam norimą profilį, tada keliaujam į apačią, kur yra 100 metrų nulis. Pasirenkam šitą
einam į zeroing ir kaip matot atsiranda X-iukas. Dabar mums reikia prisertinti vaizdą, kad gerai matytumėm, kur mes šovėm. Tai va, dabar taikomės į centrą ir keliaujam į apačią, kur rašo freeze, tai yra vaizdo užšaldymas. Ir bandom laikyti kryžių į tą vietą, kur taikėmės, tai yra centras. Ir paspaudę mygtuką užšaldom vaizdą. Dabar, kaip matot, yra dešinėje pusėje XY ašis, tai mums reikia padaryti vieną kliką į dešinę. Tai dabar pas mane yra 16.25, tai man reikia padaryti 16.37. Paspaudžiam vidurinį mygtuką, palaikom, išsaugom, išeinam dar atgal, va. Parašė viskas susaugota. Dabar reikėtų padaryti antrą šūvį ir pasižiūrėti, kur dabar atskris mūsų kulka. Tai va, pirmas šūvis, kaip matom, buvo čia, dabar truputį kairiau. Idealiai situacijai gal reikėtų dar vieną kliką į dešinę padaryti, realiai taikiausi čia, tai čia klausimas kelių milimetrų ir gali būti, kad dar kažkiek ir pačią kulką mėto. Tai iš principo einu dar padarysiu vieną kliką į dešinę ir turėtų būti viskas ok. Tai va toks iš principo nesudėtingas tas prišaudimo procesas. Važiuokit, šaudykit, patys žinosit, kur pataikot, kaip pataikot, kurioj pusėje nuo centro, truputį dešiniau, truputį kairiau, nes kai už jūs tai padaro ginklų meistrai, žinojimo to iš principo nėra daug. Ir tas žinojimas ar truputį dešiniau, ar truputį kairiau gali lemti, pataikysit jūs ar ne.